kaip yra pasiekiama centrinė miesto dalis. Tai tik tai atkarpėlė. Tai trumpas video. Praleisčiau iš dešinės. Sankryžoje suksiu į kairę. Greitis. Galėjau sukti ir į pirmą, ir į antrą eismo juostą, kai sukausi iš Regitros kiemo. Tai dar kartuoju, kai vieni patys sukatės į kairę, tai reiškia vieną juostą sukas į kairę, nėra dviejų į kairę, tada galima sukti ir į pirmą, ir į antrą eismo juostą. Taip pat yra ir su dešinė. Tarkim, šitas šonės tik vienas pats suksis į dešinę, jis gali sukti bet kurią eismo juostą, jeigu nėra ištisinės linijos, kuri priverstų, tarkim, jį būti tik tai dešiniau. Šviesoforas labai trumpai dega, per šį šviesoforą pravažiuoja 3-4 automobiliai, viskas. Jeigu stovit koks 5, realiai lauksit sekančio, tai nepatarčiau įsibėgėti. 50 greitis. Po reguliuojamos sankryžos sekančioje sankryžoje suksiu į kairę. Kartais egzaminuotojai apie tai praneša iš anksto. Tokiu atveju galima būtų važiuoti jau dabar antrą eismo juostą, kad po to būtų lengviau suktis į kairę. Tačiau ne visi apie tai pasako, o būna, kad ir pasako, jūs nesuprantat nurodymo ir vis dar tęsiat šitą atkarpą per pirmą eismo juostą. Tai mes po šio šviesoforo sekančiai sankryžai turėsim sukti kairę. Atstumas rikiavimuisi bus trumpas, todėl posūkio signalą, kad noriu rikiuotis, pradėsiu rodyti jau nuo pusės reguliuojamosios sankryžos, tai yra anksčiau nei patį manevrą atliksiu. Ir rikiuotis galiu tik po sankryžos. Jeigu rikiuotis neišeis dėl automobilio srauto, galiu sustoti su kairiu posūkiu arčiau vidurio linijos ir laukti, kol atsiras pakankamai didelis tarpas parikiuoti, arba kažkas įleis ir paliks tiesiog tą tarpą. Ir ten jau bus posūkis į kairę palei salelę.
posūkį. Rikiuoju. Sankaba jau užspausta, nes tuoj suksiu. Šiaip dabar rytinis kamštis, tai tiesiog kaip palikta vietos, taip suku, bet palei salelę ir tada sukčiaus, bet dabar tiesiog apvažiuoju automobilių srautą. 20 zona, greitis 20, gyvenama zona, greitis 20. Čia dažnai paprašo sustoti, pradėti važiuoti, nes yra įkalnė, tai irgi. Na, tarkim, dabar suksimės į dešinę ir turėsim vienpusį dešinėje. Galiu suktis plačiau nei kliūtis, nes iš priekio nebus atvažiuojančio srauto ir tiesiog važiuoju viduriu tos savo važiuojamosios dalies ploto, nes čia nėra dvi eismo juostos pakolkas, yra tik viena. Tai man svarbiausia šoninis atstumas nuo stovinčių automobilio, o ne tai, ar aš esu dešiniau ar kairiau. Ir toliau į priekį žiūrint, jau matau, kad plotis vis platyn, bet dar yra pėsčioji, tai irgi laikaus vis dar atstumą. Jeigu paprašo suktis į kairę, rodau posūkį, pažiūriu, pririkiuoju visiškai prie kairės. Taip parodydama, jog esu vis dar vienpusiam eisme. Tai šitoj vietoje, jeigu norėčiau važiuoti toliau tiesiai, galiu važiuoti ir nuo šito krašto, kur dabar stoviu, ir nuo dešiniau. Dėl to, kad iš vienpusio įvažiuočiau tiesiai vis dar į vienpusį, nes pabaigos ženklo nėra. Tačiau, jeigu noriu suktis į kairę, privalau būti tik prie kairės, o į dešinę, va kaip automobilis sukasi, tik prie dešinio krašto. Tai tiesiai iš abiejų šonų, o į kairę arba į dešinę tik nuo kairės arba dešinės priklausomai, kur važiuosim. Ir šiuo atveju esu šalutinis kelias, pagrindinis kelias yra, kurį kirsiu, tai sukdama į kairę turiu prisilėtinti, apsidairyti, labai nepatogus šis kampas, tai iki viduriuko veidrodis ir sukam. Tiesinam link krašto. Apsisuksiu, posūkis, kad stoju, apsidairau, posūkis, kad pradedu. Pakeičiu pavarą, pakeičiu posūkį, apsidairau, suku. Viduriukas veidrodis stoju, posūkis, pavara, apsidairau. Suku. Toliau matau, kad galiu važiuoti tiesiai į kairę ir apsisukti, bet į dešinę jau važiuoti negaliu. Stebėkit, kaip eina priekis link krašto, o ne viduriu, nes esu dvipusiam eisme. Vienpusis eismas buvo į kairę pusę, čia dvipusis eismas. Ir išvažiuoju iš zonos. Ir papuolu į kamštį. Kai priartėsiu sankryžą nereguliuojama, vėl grįšiu į gyvenamą zoną, greitis 20, į tą pačią Kalinausko gatvę. Tiesiog, kai prieš tai po šviesoforo sukausi kairę, tai dabar tiesiog suksiu į dešinę vėl į tą patį kelią. Tai tik norėjau pridėti Vyšnių vienpusį, tai ant Google Maps'o susivedus Vyšnių gatvę Šiauliai, jūs galit praguglinti, pravaikščioti ir pasižiūrėti, kiek tų susikirtimų su sankryžomis turi tas vienpusis,
kažkada jisai turi ir savo pabaigą, kažkuriam filmukė būsiu ir tai nufilmavusi, dabar tai tik tai tokį idėja, kad ten yra ir tas vienpusis eismas. Tai po dešinę viso to rajono greitis 20 ir turim vienpusį eismą. Aišku, pratimų atlikimas. Realiai atvažiavus į šitą rajoną galima tiesiog visą laiką pralaikyti egzaminą. Padaryti visus pratimus, pravažiuoti visą rajoną, nes 20, o čia yra kur važiuoti tikrai nemažai. Ir jau būtų laikas suktis atgal ir grįžti atgal į egzamino pradžios vietą. Tai kartais egzaminas būna lėtai, bet ir tai sugebat prisipirkti. Beje, jeigu stoviu kamštį, aš stoviu su laisva, riedu su pirma ir tik su sankaba, jeigu ten kažkiek tai prikeliu aukščiau, vėl nuleidžiu ir vėl sustoju. Bet jeigu kamštis šiek tiek, tas automobilių srautas šiek tiek greičiau rieda, bet vis dar lėtai, tada pakeitus į antrą neatleidžiu sankabos, bet vėl ją nuspaudžiu. Tai žodžiu, dirbu tarp dviejų pavarų, pirmas, antras arba tik tai pirmas. Va dabar įjungiu antrą, vėl nuspaudžiu sankabą, vis dar antras, bet priekinė nepavažiavo, reiškia vis dar pirmas. Vėl keliu sankabą, prilaikau, truputį gaziuko, jungiu antrą, žiūriu, ar galėsiu važiuoti ar ne, jeigu ne, vėl jungiu sankabą ir taip ir žaidžiu tarp dviejų pedalų. Tai va vėl sankabą išsispaudžiau, stabdį laikau, antroj pavaroj ir sustoju, tada vėl laisvas. Ir vėl laukiu ant laisvos eigos. Ir aš čia suksiu į dešinę, į gyvenamą zoną greitis 20. Kai pasisuksiu į dešinę, parodysiu, kur su tėvais galit pasipraktikuoti įkalnės pratimą, bet atbulomis, kai daro T formą, tai yra į nuokalnę T formą, tai stumant galu ir į dešinę, jums reikia įkalnę galu suvaldyti. Tai su mechaninė pavarų dėžė tai yra būtina pasimokinti atlikti, nes ir parkavimosi vietų mes tokių turim Šiauliuose, kur tenka galą į kalną stumti, tai kartais reikia ir šiek tiek sankaba, šiek tiek greitis, tarp dviejų ir kartais tarp trijų jau pedalų nedirbam. Zona. Tai kaip ir minėjau prieš tai, gali paprašyti sustoti, tai sustoju, su posūkiu apsidairo ir pasiruošiu važiuoti, pradedu važiuoti. Nesustoti prie vartų. Tai po dešinę pravažiuojam vienpusį eismą, bilietinų. Pat vienpusis eismas po dešinę, irgi laikausi dešinio krašto per sankryžą, ne viduriu važiuoju, bet tokia bangelė, tarsi vingė. Pėsčioji eina kraštu, apvažiuoju
įsukti formą, tai vėl rodau posūkį, kad stoju. Tai vat mūsų priekis į nuokalnę sustoja, o atbulomis teks šiek tiek ir pagazuoti tam, kad neužgesti. Kartu su sankaba, kartu su gaziuku vežu rankenėlę priekinę aplinkui bortelį su tokiu va tarpeliu. Vis dar kartuoju posakį, jeigu teko atitiesinti vairą. Šiek tiek vat girdit, prilaikau akceleratorių. Tai va, ir sustoju ir išvažiuosiu į dešinę. Atvažiuoju automobilis, esu šalutinis, tai turiu duoti kelią. Pasiruošus pirmą pavarą stoviu. Tai kairė laisva, pasižiūriu, kad dešinė niekas neatvažiuoja priešpriešą ir iškisuku. Zona. Toliau pagrindinis, jeigu pėsčiųjų nėra, stabdyti neturiu, bet suksiu į dešinę. Apsisuksiu, tai posūkis, kad stoju prie krašto, sustoju ir posūkis nuo krašto, autobusas dar toli, užsisuku. Keičiu pavarą ir posūkį, atsistumia, autobusas jau artėja, bet mano tarpo jam neužteks pravažiuoti, tai visada palikit tokį, kad kitas automobilis tiesiog nepravažiuotų ir jums nereikės jo laukti. Į dešinę. Vis dar esu 20 zonai. Šiaip va čia dabar važiuoju visą kelią nuo kalno. Kartais su mechaninė kitaip, nes vis tiek pavara prilaiko greitį, tai lengviau sekas išlaikyti 20 greitį, bet su automatinė pavarų dėže jūs turit laikyti stabdį. Tam, kad neviršit greitį, jūs turit tiesiog laikyti stabdį. Kartais taip laikyti stipriai, jeigu stipri nuokalnė, tai stipriai ir stabdis, kad tiesiog neviršyti greičio. Ženklas vingis, vingiuose posūkių nerodome, bet jeigu prieš vingį man yra kliūtis, posūkį parodau dėl kliūties. Tai vat privažiavusi kliūtį, rodau posūkį į kairę, pažiūriu, išlendu prieš eismą. Jeigu tektų dėl atvažiuojančio automobilio grįžti dešiniau, irgi rodyčiau posūkį. Bet pakol kas važiuoju jau daugiau be jokių posūkių. Vingis atsiranda, jame irgi be posūkio, tik laikau dešinį kraštą ir važiuoju iškart plačiau nei kliūtis. O va dabar mašiną rodau dešinę, nes pas mane yra tarpas. Rodau į kairę. Vis dar matau, kad prieki bus kliūtis, grįžimo nedarau. Ir grįžtu šiek tiek dešiniau, bet nepilnai, nes važiuosiu į kairę. Išvažiuoju iš gyvenamosios zonos, greičiai keičiasi, tai į dešinę 50 būtų greitis, tiesiai 50 būtų greitis ir į kairę 50 greitis. Kol stoviu ne pirma, tai ant laisvos, tai dabar va sustojau ir įjungiu laisvą, nes ne aš pirmas automobilis.
tiek iki perėjos, bet priekio nepastatau ant perėjos. Dabar priekį iškišu už perėjos ir sustoju. Mano galas vis dar lieka perėjoje. Mano automobilio galas vis dar lieka perėjoje ir prasileidžiu srautą iš visų pusių, nes esu šalutinis kelias, tai turiu duoti kelią. Kai suksiu į kairę, turiu nepataikyti į degalinės eismo juostą, nes į degalinės paprasčiausiai aš nevažiuosiu. Tai kai suksiuos į kairę, atkreipkit dėmesį, kad po dešiniu šonu paliksiu tarpą, kuris yra degalinės įvažiavimo tarpas. Tai va, pasiruošiu, pradedu riedėti, iki viduriuko sukam ir po dešinę palieku tarpą degalinį. Beje, degalinės Šiauliuose po 10 greitį turi, tai va. Šičia 50 greitis, pasižiūriu, perėja yra laisva, galiu daryti pagreitėjimą. Plotis tarsi 2 juostų, todėl laikausi dešiniau ir bet kokią dešinės pusės kliūtį apvažiuočiau su posūkiu. Čia, jeigu prašytų sustoti dar galima. Tai rodau posūkį, sustoju. Tai galėčiau sustoti iki pat to ženklo, kur po to tik autobusai galėtų stovėti. Tai atkreipkite dėmesį, kada paprašo sustoti, privalot sustoti iki to ženklo. Tai lygiai su to ženklu galit sustoti, svarbu ne už jo. Ir ten jau toliau sustojimas būtų nebegalimas. Ir dabar pradėsim važiuoti, tai pasižiūriu, pralenkia mane automobilis, rodau posūkį, dar tą irgi prasileidžiu ir pradedu judėti, bet tai nereiškia, kad kažkur išsisuku. Šiek tiek vairą galima pakreipti, bet tiesiog judu savo juostai. Reguliuojamai sankryžoj suksimės į kairę, tai tokiam plotyje aš jau turiu pasirikiuoti. Nes pagal ženklą buvo tik viena eismo juosta į kairę. Tai va, suksiuosi į kairę pagal salelę. Jeigu yra salelė, pagal salelę. Žiūrėkit į priekį, kaip kampą pasiemu. Va, prie salelės pakreipiu į priekį ir susitiek, kad ėstysis. Toliau sankryžoje suksiuos į dešinę. Jeigu į dešinę nėra parodyta, jog 2 gali, tai tik 1 gali. Kirsiu ištisinę, nes iš antros į dešinę negaliu sukti. Tai kertu ištisinę ir rodau, kad toliau važiuoju vis dar į dešinę. Plačiau nei parkingo juosta, palei savo punktyrą. Prieš perėją negreitėju, nes nežinau, gal vaikai ar kažkas. Ir dabar galiu greitėti. Greitis 50. Toliau juostos kyla į 2. Tai privažiavus mėlyną ženklą galiu pasižiūriu, rodau, kad grįžtu dešiniau, tam, kad važiuoti tiesiai. Jeigu egzaminuotojas tyli savarankiškai išsirenkant eismo juostą tiesiai, tai jinai nebūtinai bus dešinėje, gali būti ir kairėje. Ir grįžtu į mokyklos kiemą, tai į dešinę. Praleisčiau iš dešinės, laikausi dešiniau, nes čia mano eismo juosta po šonu, o šalia priešais eismas važiuotų.
Prieš stojant rodau posūkį. Ir laisvas rankinis. Įrašas baigtas.